Jau seniai visiems žinomas problemas. Šį kartą pasižiūrėti, ar tvirtai stovi seni Kauno tiltai ir kaip vykdoma naujų statyba, išsiruošė jau daugiau kaip pusmetį statybų sritį kuruojantis vicemeras Steponas Vaičikauskas. Editos Bakutytės reportažas. Už statybos ir miesto ūkio atsakingas vicemeras Steponas Vaičikauskas šiandien apžiūrėjo, kaip vyksta Aleksoto ir Čiurlionio tiltų transporto mazgų įrengimas. Ir su pastaruoju susijusius statybų darbus numatyta atlikti laiku, Aleksoto tilto transporto mazgo statybos gerokai stringa. 400 metrų Minkovskio gatvė link Marvelės įrenginėjantys specialistai baiminasi, jog ši gatvė ves į niekur, tai yra taps aklagatviu. Vakar žiniose jau rodėme, jog paaiškėjus, kad Marvelės gatvės tiesimo rangovas bendrovė Kamesta išrinktas neteisėtai, naujoje Marvelės gatvėje remonto darbai buvo sustabdyti. Kadangi yra nutrauktas Marvelės gatvės rekonstrukcija, tai būtų šios gatvės tęsinys, bus labai sunku sutvarkyti transporto srautus, kurie turėjo važiuoti Marvelės gatvės tęsinio naują gatvę, o dabar reikės vėl jiems sukti senąją gatvę ir gali kilti problemų. Gatvės remonto darbus planuojama baigti iki lapkričio 1 dienos. Išklausęs, kaip vykdami naujų prietilčių statybos darbai, vicemeras Steponas Vaičikauskas, kaip planuota kritinės būklės Vilijampolės ir Panemunės tiltų, taip ir neapžiūrėjo. Tiesiog grįžęs iš išvažiuojamojo posėdžio griežtų sprendimų daryti taip pat nežadėjo. Griežta ranka, iškart negalim pasakyti, kad šiandien po pietą, rytoj iš ryto jau kažkas bus padaryta. Beje, daug diskusijų sukėlusio Vilijampolės tilto remonto darbai panašu, jog ir toliau nejudės iš mirties taško. Savivaldybės paskelbtame viešųjų paslaugų pirkimo konkurse dalyvavo vos vienas galimas rangovas, kuris tilto remontą siūlo atlikti keliais milijonais eurų brangiau, nei buvo numačiusi savivaldybė.